Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Kadangi šiandien yra gandrų išskridimo diena, tai mes pakalbėsime apie paukščius. Papasakosiu jums, kaip vadinas patys dažniausiai pasitaikantis Lietuvoje paukščiai. Pažiūrėsime jų pavadinimus, o tada susipažinsime su daug įvairiausių posakių, kuriuose minimi paukščiai arba yra susijęs su paukščiais. Taigi, toks yra mūsų šiandienos planas ir kaip visada kviečiu prenumeruoti mano kanalą, jeigu nenorite praleisti naujų video. O prieš keliaujant kalbėti apie paukščius, labai trumpas priminimas, trumpas tokių planų išdėstymas. Tai vienas dalykas. Apačioje matote kvietimą į Hive anglų kalbos kursus, apie juos daug nepasakosiu. Apačioje aprašyme ir komentaruose rasite nuorodą registracijai, jeigu norėsite prisiregistruoti arba jeigu norėsite sužinoti daugiau, kaip tie kursai vyksta, ko mes ten mokomės, kaip mokomės, kokie lygiai ir visa kita. Viską rasite ten. Dabar viršuje matote kvietimą į Open Lesson, atvirą pamoką, Hive Discordo serveryje su savo mokiniais, su visais, kurie ten yra, nebūtinai mokiniai, nes ten yra daug ir nemokamai medžiagos, kurią galima naudotis visiems. Ir kartą į mėnesį, mokymosi sezono metu, organizuoju nemokamas atviras pamokas ir į pirmąją sezono pamoką, kur kalbėsim apie gramatiką, kodėl gramatika yra svarbu, kaip galima jos mokytis, kokie yra būdai paprasčiau jos mokytis. Tai noriu pakviesti ir jūs, tai registracija irgi jums nebūtina jungtis į Discordą, viskas vyks Zoom'e, bus įrašas, jeigu ką, tai jums tiesiog reikia prisiregistruoti, palikti savo elektroninio pašto adresą, kad aš galėčiau jums atsiųsti kvietimą į pačią pamoką, ar ne, kad galėtumėt per nuorodą nukeliauti į Zoom'ą ir sudalyvauti. Tai jeigu norite sudalyvauti toje nemokamoje atviroje pamokoje apie gramatiką, tai taip pat aprašyme arba komentaruose ieškokite nuorodos ir užsiregistruokite. Taigi, 2 kvietimai, labai tikiuosi, kad sudalyvausite arba viename, arba kitame dalyke. O dabar keliaujame kalbėti apie paukščius. Ir paukščių iš tikrųjų, kai aš sėdau rašyti, kurie čia paukščiai Lietuvoje dažniau pasitaiko, kad kažko tai nepraleisti, bet bus vienas gabalėlis ir tų nelabai lietuviškų paukščių, ar ne, bet kurie yra mums svarbus, tai aš vis galvojau, kaip čia kurio nepraleisti. Sėdau rašyti ir iš tikrųjų tiek jų daug, kad turėjau sugrupuoti grupėmis kažkuo, kurie man galvoje bent jau siejasi. Aš nesu, kaip čia pasakyti, aš nesu ornitologė, todėl kažkoks grupavimas jums gali atrodyti keistas, arba kai kurie, tarkim, paukščių žinovai galbūt man nepritars, bet mes į šiuos paukščius žiūrime tik tai iš kalbinės pusės. Ar ne? Ir jeigu jums kartais norėsis kažką tai papasakoti apie paukščius, paminėti kažkokius paukščius, tai tiesiog mokomės tam, ar ne? Taigi, let's have a look. First of all, we have small birds. Visų pirma, tokie nedideli paukščiai. Dažniausiai kas yra? Žvirblis, sparrow, ar ne? Žvirblis, sparrow. Zylė, tit. Labai mielas toks mažas pavadinimas, tit. Varnėnas, starling. Vieversys, lark. Liepsnelė, ta kuri paveikslėlyje, robin. Ar ne? Taigi tie nedideli, dažnai pasitaikantis paukščiukai, sparrow, tit, starling, lark, robin. Na, varnėnas ir vieversys gal nėra labai mažiukai, bet man labai jie į tą kompaniją tiko. Toliau vienas toks labai svarbus išskirtinis, balandžiam karveliam, kai kuriuos mes tarsi atskiriam, ar ne, mes turim molinis karvelis, balandis ir taip toliau. Angliškai jiem visiems yra naudojami 2 pavadinimai, tai yra pigeon arba dove. Iš esmės, bandžiau surasti, koks yra skirtumas, iš esmės skirtumo kaip ir nėra. Dažniausiai dove yra naudojamas tada, kai mes kalbame apie baltus balandžius ar susiję su vestuvėm, meilė, taika, kažkokiu tokiu ar ne, tyrumu, grynumu, tai dažniausiai sako dove. Pigeon dažniausiai yra tas, kur vaikšto gatvė, ar ne? Tas, kuris yra mūsų kiemuose. Taigi, pigeon ir dove, bet iš esmės tai yra tiesiog balandžiai.
Tai, kas sėdi ant laidų, ar ne, ir pastogėse. Tai yra swallow, kregždė. Kregždės yra swallow. Ir dar, ar ne, kartais tai būna tiesiog čiurliai, kurie yra gana panašus į kregždes ir kartais mes juos maišom. Swift, ar ne? Tai swallow ir swift. Swallow and swift. Toliau mūsų didieji paukščiai. Pats pagrindinis mūsų didysis paukštis, kuris va šiandien jau pagal kalendorių turėtų ir išskristi, tai yra gandras, stork. Kartais mes pridedame white stork, ar ne, baltasis gandras, bet iš esmės tai yra stork. Garnys, heron. Vėlgi, garniai irgi būna skirtingų rūšių, būna ten, tarkim, pilkasis garnys, grey heron ir taip toliau. Gervė, crane. Taip pat kaip kranas, tas didysis kranas irgi yra crane, tai gervė taip pat yra crane, ne? Tik nesumaišykit, kartais, pavyzdžiui, būna, kad ieškant internete ir įvedant gervę, kartais duoda tų statybinių gervių pavadinimus. Tai tikroji gervė yra taip kaip kranas, bet crane. Žiūrėkime toliau į mišką ir juokingas, labai dažnai kam pasakau, kad toks ir yra gegutės pavadinimas, labai visi juokiasi ir galvoja, kad iš tiesų ne, kad aš čia tik imituoju patį gegutės garsą, bet gegutė yra kuku. Ar ne? Tiesiog kuku. Tik reikia atkreipti dėmesį, kaip rašosi, ar ne, su dviem O ir C ir K kartu rašosi kuku, tai yra gegutė. J, kėkštas, woodpecker, genys. Wood, jeigu mes paimtumėm pavadinimą, ar ne, tai wood yra medis ir pecker yra būtent kapoti, ar ne, kažką tai daryti, ar ne, čiupnoti. Tai woodpecker. Okay, genys, tai kuku, jay ir woodpecker. Keliaujame prie juodų paukščių, kurie taip pat mūsų kiemuose dažnai būna. Crow, tai varna, crow. Raven, kranklys, čia nuotraukoje matot kranklį, juodą visą. Raven, jackdaw, kuosa, ne, tokia truputį mažesnė. Jackdaw ir magpie yra šarka. Magpie. So we have crow, raven, jackdaw and magpie. Okay, visi juodi, kaip mes įsivaizduojam, pusbroliai ir pusseserė, bet iš tikrųjų ne. Gerai, keliaujame prie tokių pusiau naminių paukščių. So we have duck, antis, duck, goose, žąsis, hen, višta. Ir vėlgi, dažnai, kai mes prieinam prie žodžio hen, žmonės nustemba, nes yra pripratę, kad vištiena, višta, viščiukai, ar ne, yra žodis chicken, bet iš tikrųjų chicken yra arba vištiena, arba mažas viščiukas. Grinai, vat viščiukas yra chicken arba chick. Hen, normali višta, ta, kuri bėgioja kaime, tai yra hen. Ir quail, paveikslėliai matot, tai yra putpelė. Quail. So we have duck, goose, hen ir quail. Keliaukime toliau prie vandens paukščių truputėlį. Seagull, žuvėdra. Seagull. Laris, kiras. Swan, gulbė. So seagull, laris ir swan. Ne, žuvėdra, kiras ir gulbė. Keliaujame į mišką vėl ir du svarbus paukščiai. Owl, atkreipkite dėmesį, mes turim priekyje raidę O, bet tariame A. Owl ir taip pelėda. Ir Lietuvoje mes dažnai išskiriam apuoką, ar ne, pelėda ir apuokas, tai apuokas vadintųsi eagle owl, tarsi erelio pelėda, nuo pažodžių, ne, erelis ir pelėda. Bet įprastai angliškai tai tiesiog tiek pelėdos, tiek apuokai yra vadinami owl. Okay, tai dabar keliaujam prie didelių paukščių,
kurie Lietuvoje ne taip galbūt dažnai sutinkami, bet mes naudojam ir kalbėsim taip pat posakiuose apie šios paukščius. Tai we have eagle, erelis, eagle, hawk, vanagas, falcon, sakalas. Ne? Tai eagle, hawk ir falcon. Jeigu neklystu, ant Falk Security būdavo jų logotipas irgi didelio paukščio sakalo. Tai falcon yra sakalas. Gerai, keliaujame prie egzotiškų paukščių. Taigi, ką mes čia turim? Peacock, povas, ne? Peacock. Penguin, pingvinas. Ostrich, labai iš pavadinimo ar ne panašus ir į mūsų, ar ne, strutis. Parrot, papūga. Ir canary, kanarėlė. Okay, tai va šitie tokie labiau egzotiški paukščiai. Peacock, penguin, ostrich, parrot ir canary. Taigi, apšnekėm, išvardinau labai daug paukščių rūšių. Mano klausimas jums, parašykite komentaruose, ar turit jūs savo mėgstamą paukštį. Ar yra kažkoks paukštis, kurį labai mėgstat, galbūt aš jo nepaminėjau, galbūt mes komentaruose išmoksim anglišką to paukščio pavadinimą. Galbūt jums yra tekę laikyti kažkokį paukštį namuose, ar papūgėlės, ar kažką tai neįprasto. Ar dažnai pas jūs paukščiai atskrenda į jūsų kiemą, arba prie jūsų lango, arba prie balkono, ar bando žiemą lestinti. Tai parašykite, norit angliškai rašykit, norit lietuviškai rašykit, bet man tikrai labai įdomu bus sužinoti, koksgi jūsų paukštis yra mėgstamiausias. O dabar mes keliaujame susipažinti su įvairiais posakiais ir pasakymais, kurie yra susijęs su paukščiais. Kai kurie jų yra labai panašus į lietuvių kalbos posakius arba pasakymus, tai nebus jokia didelė naujiena, bet kai kurie jų yra visai įdomus. Taigi, a little bird told me. Lietuviškai mes nelabai iš tikrųjų turėjom to tokio pasakymo, bet iš įvairių filmų, kultūrinių tokių dalykų, ar ne, iš literatūros, iš angliškosios kultūros mes jau esam pradėję šitą dalyką naudoti ir sakom, kad mažas paukštelis pačiulbėjo, ar man paukščiukas pasakė, ar kažkas tai tokio. Tai yra toksai dalykas, kai mes nenorime pasakyti, nenorime išduoti savo šaltinio, kas mums kažką tokio papasakojo, galbūt šiek tiek įdomesnio, galbūt kažkokią paslaptį ar ne. Ir mes tada sakom, oh, a little bird told me about that. Birds of a feather flock together. Tai yra toksai posakis, kuris pažodžiui reiškia, kad paukščiai tos pačios plunksnos tarsi būna kartu, ar ne, glaudžiasi kartu. Ir birds of a feather flock together mes naudojam posakiui tada, kai mes turim kažkokią situaciją, kai žmonės, kurie turi kažką tai bendro, galbūt kažkokių tai bendrų problemų, galbūt kažkokių kaip tik bendrų pomėgių, bendrų interesų, kai jie kartu stengiasi kažką tai daryti. Tai gali būti suprantama tiek, tarkim, kažkokioj nelaimė, ar ne, tarkim, kad, nežinau, miestelėnai kažkokie, tai miestelio, kaimelio, gatvės gyventojai įvykus kažkokiam tai blogam įvykiu, ar ne, susibūrė kažką tai daryti. Tai gali būti kaip tik ir priešingos prasmės, ar ne, jeigu mes turim, pavyzdžiui, kažką tai, tarkim, kažką tai nelabai gero, ar ne, ir mes matom, kad žmonės su kažkokiais tokiais piktais kėslais kartu susibūrė kažką tai daryti. Tai yra tas, būtent, ar geras, ar blogas, nesvarbu, bet esmė yra ta, kad žmonės, kurie turi bendrų kažkokių tai idėjų, bendrų polinkių, bendrų pomėgių, bendrų tikslų, jie kartu kažką susibūrė daryti. Tai birds of a feather flock together. Kill two birds with one stone. Turim šitą ir lietuviškai, tik lietuviškai mes ne su akmenim į paukščius mėtom, o lietuviškai šaudom du kiškius, du zuikius vienu šūviu. Tai esmė yra tokia pati, ne? Kai mes turime kažkokią situaciją, kai darydami vieną dalyką, ar ne, vienu tikslu kažką tai darydami, tuo pačiu
dar gauname tarsi dvigubos naudos arba padarome du dalykus. Ne? Tai pažodžiui būtų užmušti du paukščius vienu akmeniu, kill two birds with one stone. Ne? Kai mes kažkokius du dalykus tuo pačiu įveikiame arba nudirbame. Okay, this one labai paprastas irgi, lietuviškai irgi turim tokį posakį. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. Pažodžiui, tai būtų ankstyvas paukštis pagauna slieką. Lietuviškai mes turim posakį, dabar pabandysiu taisyklingai pasakyti, taip kaip yra. Ankstyva varna dantis rakinėja, vėlyva varna akis krapštinėja. Kažkas tai tokio. Tai esmė tokia, kad tie, kurie keliasi ryte anksti ir ankstyvi, tai jie gali daugiau visko nudirbti, daugiau pavalgyti, daugiau kirmelių pagauti. Ne? Tai paukščių pagrindinis darbas su tuo susijęs. Taigi, the early bird catches the worm. Ar ne? Tai tarsi, jeigu kažką darysime anksti, jeigu anksti kažką reaguosime, nebūtinai tai yra susijęs su rytu, jeigu anksti imsimės iš karto spręsti kažkokią tai problemą, tai reiškia, rasime sprendimą, mums pasiseks. Laisvas kaip paukštis, free as a bird, free as a bird. Ne, laisvas kaip paukštis labai dažnas posakis, lygiai taip pat mes ir lietuviškai galime taip pat pasakyti apie kažką tai. Kitas posakis taip pat susijęs su paukščiais, visi šiandien susijęs su paukščiais. Eat like a bird. Eat like a bird. Valgyti kaip paukščiui, kaip paukšteliui. Taip mes sakome, kaip žmogus, ar nebūtinai žmogus, kažkas valgo labai mažai, labai nedidelį kiekį maisto, ar ne? She eats like a bird. Jis valgo tarsi paukštelis, labai nedaug. Ne? Kai norim pasakyti, kad kažkas labai nedaug valgo. A bird in the hand is worth two in the bush. Lietuviškai mes šitą posakį patarlę pervertėm truputėlį kitaip. Mes nelyginom vieno paukščio rankoje su dviem paukščiais krūmuose, kas yra angliškai, ir ne, paukštis rankoje yra vertas dviejų paukščių krūme. Lietuviškai mes sakome geriau žvirblis rankoje negu briedis girioje. Ne, lyg tai taip. Taigi, a bird in the hand is worth two in the bush. Tai, kai mes norim pasakyti, kad geriau turėti kažką konkretaus, apčiuopiamo ar ne, tą, ką mes galim gauti, tą, ką mes turime, negu kažkas, kas yra kažkur toli, neapčiuopiama ir nežinia, ar mes, tarkim, tos du paukščius pagausime. A bird in the hand is worth two in the bush. The bird has flown. Pažodžiui būtų paukštis išskrido. Lietuviškai galbūt būtų artimas posakis, kad žodis kaip žvirblis, ar ne, ir pasakė ir nebesusigrąžinsi, bet tai yra ne vien tik apie kažkokius pasakymus. The bird has flown, kalbame apie situaciją, kai kažkas jau pajudėjo, kažkas tai įvyko, ar ne? Jeigu mes, pavyzdžiui, suplanavę kažkokią tai, nežinau, kažkokį turim planą ir jau kai prasidėjo, kai jau įvyko pirmasis žingsnis, kai jau vyksta visas mūsų tas, ar ne, procesas, tai mes tada sakom, the bird has flown. Paukštis išskrido ir dabar jau galbūt nebegalim sustabdyti, procesas yra prasidėjęs. Lietuviškai šitą irgi turim. Watch like a hawk. Watch like a hawk. Kai kažkas kažką stebi kaip vanagas, ar ne, nes vanagas yra plėšrus paukštis, stebi ten kažkur atsisėdęs ant nežinau, stulpo laido šieno kupetos, kur kas vyksta, kur kokios pelytės ar kažkokie maži žvėreliai, ir tas watch like a hawk yra tiesiog labai kažką stebėti. Ar ne, stebėti, žiūrėti situaciją, žiūrėti, kas vyksta, įtemptai žiūrėti, ar ne, taigi, tarkim, ar ne, if you go camping with, I don't know, 5 children, you have to watch them like a hawk. Ar ne, jeigu vykstat stovyklauti su 5 vaikais, tai juos reikia žiūrėti kaip vanagui, nenuleisti akių, kad kas nors kur nors nenueitų ir nepasiklystų. Taigi, watch like a hawk. Kitas palyginimas, kurį mes taip pat lietuvių kalboje turim,
swan song, ar ne, gulbės giesmė, mes tik lietuviškai sakom giesmė, angliškai sakom song, pažodžiui daina. Mes turim legendą, ar ne, apie pasakojimą apie paskutinę gulbės giesmę. Tai vėlgi, tas swan song yra dažnai, kaip apibūdinam kažkokio žmogaus, tarsi didžiausią gyvenimo darbą, gal paskutinį didelį darbą, ar ne, tarkim, this building was a swan song of this architect before his death, ne, tarkim, šitas didžiulis gražus pastatas buvo tarsi gulbės giesmė architekto prieš jo mirtį, ne, tai kažkoks, bet tai nebūtinai prieš mirtį, ar ne, bet kažkoks didelis, gražus, įspūdingas pasiekimas žmogaus prieš karjeros, tarkim, pabaigą. Ir panašiai, gulbės giesmė, ne, lietuviškai taip pat sakome. Ir šitą turime lietuvių kalboje taip pat, take someone under your wing, priimti kažką po sparneliu. Take someone under your wing. Vietoj someone, žinoma, galim naudoti ir vardą, ir kažką tai kitą, tarkim, you have to take your colleague under your wing, arba you have to take your cousin under your wing, priklausomai nuo situacijos. Tai reiškia, kad mes imamės globoti, prižiūrėti kažkokį tai žmogų, rūpintis juo ar ne, patarti jam ir taip toliau. Tai tiesiog priimti po sparneliu. Turime mes šitą ir lietuvių kalboje. O šito lietuvių kalboje tai nesu girdėjusi. Scarce as hen's teeth. Scarce as hen's teeth. Ne, kad hen yra višta, mes jau išsiaiškinome. Scarce yra retas, retai sutinkamas, retai atrandamas. Ir čia posakis yra retas tarsi vištos dantis. Na, kadangi vištos dantų kaip ir neturi, tai antiek dalykas retas kaip vištos dantis, ar ne? Tai va, tai tarkim, I have never seen such a color, niekada nesu mačius tokios, nežinau, spalvos daikto. It must be scarce as hen's teeth. Tikriausiai toks retas kaip vištos dantis. Night owl. Lietuviškai mes dažnai, kai kalbam apie žmonės, kurie yra aktyvūs naktyje ar ne vakare, mes sakom, kad jie yra pelėdos. Apie tos, kurie yra ryto žmonės, mes sakom, kad jie yra vieversiai. Angliškai iš tiesų dažniau šitas palyginimas yra evening person arba night person ir morning person. Tiesiog vakaro žmogus ir ryto žmogus. Bet pasakymas apie tuos naktinius žmonės, mes turim posakį angliškai night owl. Tarsi naktinė pelėda, ar ne? Ir yes, he's really a night owl, he can work until 2 a.m. and it's not a problem for him, ar ne? Tai tarkim yra, jis yra naktinė pelėda, jam dirbti iki 2 visai ne problema, ar ne? He's a night owl. Eagle eye, erelio akis, ar ne? Kai mes norim pasakyti, kad kažkas labai gerai mato, turi labai gerą regėjimą, yra, kartais sakom apie žmogų, kuris yra labai taiklus irgi, ar ne, kad he has an eagle eye, ar ne, jis turi erelio akis. Erelio akis. Taip, kaip ir lietuvių kalboje. Toliau, keliaujame prie egzotiškesnio paukščio, proud as a peacock. Proud as a peacock. Išdidus tarsi povas. Ar ne? Vėlgi lietuviškai kartais mes turime irgi tokį pasakymą, kad atėjo čia visas kaip povas pasipūtęs, ar ne? Tai taip, angliškai taip pat. Na, povas jau toks paukštis, kad atrodo, kad yra išdidus ir pasipūtęs. Tai nesvarbu, kurią kalbą kalbėsim. Proud as a peacock. Keliam toliau. Čia ne posakis, čia žodis goosebumps. Goosebumps. Susijęs su žąsim, ar ne, nes goose. Tai yra pojūtis, ar tai, kas pasidaro su mūsų oda, kai mes arba kažko išsigąstame, ar ne, ir sakom, eina šiurpas per odą ir ant odos susidaro goosebumps. Goosebumps. Oh, that was such a nice melody. I just felt goosebumps over my body, ar ne? Tai goosebumps. Lietuviškai kartais sakom, šiurpas nuėjo, ar ne, šiurpai nuėjo. Tai goosebumps. Okay, another phrase, kitas dar posakis, taip pat lietuvių kalboje kartais sutinkamas, like water off a duck's back. Like water off a duck's back. Kaip, lietuviškai mes sakom, kaip nuo žąsies vanduo, ar ne? Angliškai kaip vanduo nuo žąsies,
nuo anties nugaros. Lietuviškai nuo žąsies, sakom, angliškai nuo anties, duck's back. Tai yra apie žmonės, vėlgi dažniausiai vis dėlto apie žmonės, kurie labai ramiai reaguoja į kažkokią situaciją arba kuriem įvairios sunkios arba sudėtingos situacijos tarsi nepadaro daug žalos, ar ne? Kai sakom like water off a duck's back, reiškia, kad žmogus po tam tikros sunkios situacijos arba problemiškos situacijos tiesiog atsistoja ant kojų, ar ne, kuriam nepadarė tas kažkoks blogumas jokios didelės įtakos. Kaip vanduo nuo žąsies nuo jo nuėjo visos blogybės. Feather in your cap. Feather yra plunksna, feather in your cap, tai plunksna tavo kepurėje arba plunksna tavo skrybėlėje. Šitą posakį lietuviškai iš tikrųjų nesu girdėjusi, bet angliškai jis yra naudojamas, įdomus posakis. Tai kai mes turime kažkokį dalyką, kuo norime pasigirti, ir ar ne, kai senoviai plunksna buvo skrybėlės, kepurės puošmena ir kuo didesnė, kuo gražesnė plunksna, tuo žmogus atrodė, ar ne, puošnesnis, turėjo visko labiau pasigirti, pasirodyti. Taigi, feather in your cap, plunksna tavo skrybėlėje, tai vėlgi, tarkim, mes galim kalbėti apie kažkokius labai paprastus dalykus. He finished his degree, jis baigė savo mokslus, ar ne, now that's the feather in his cap, he always talks about that. Ne? Taigi, baigė savo mokslus, dabar tai, pažodžiui, būtų skrybėlė jo, plunksna jo skrybėlė, jis negali apie tai nustoti šnekėti. Ne, tai feather in your cap. Kažkas, kuo mes galime pasigirti. Ir paskutinis posakis, dead as a dodo. Dead as a dodo. Taigi, dodo yra toks neišlikęs iki šių dienų, jau senai išnykęs paukštis. Ir kai mes norim pasakyti, kad kažko nėra, kažko nebėra, kažkas dingo, tai mes naudojame posakį dead as a dodo. Tiesiog miręs, išnykęs kaip paukštis dodo, ne, kai kažko nebėra, kai kažko nebeturim. Taigi, tiek apie paukščius. Primenu klausimą, koks yra jūsų mėgstamiausias paukštis, ar turit savo mėgstamiausią paukštį. Labai laukiu jūsų atsakymų komentaruose. Primenu, sekite kanalą, paspauskite, jeigu video buvo įdomus, patinka ir susitiksime kitose video. Bye bye everyone.